Tai ši paroda, šie mano kūriniai, kuriuos šiuo atveju aš pavadinau Print of Truth arba Truth of Print, yra labai skirtingai gimę negu visi kiti prieš tai mano kurti kūriniai. Nes aš anksčiau fotografuodavau arba stebėdavau pasaulį kaip išorę, kaip šalia egzistuojantį kažkokį objektą, realybę, darinį. Šiuo atveju yra kūriniai sukurti, kai aš stebiu savęs, savo tam tikrą vidinį patirčių, išmoktų dalykų visumą. Ir iš dalies tai galima vadinti savotišku pandemijos dienoraščiu, nes kūriniai atsirado kaip dienoraštis tuo metu, kai buvome visi uždaryti pandeminiam laikotarpiu ir mes negalėjom kažkur keliauti, kažko matyti. Aš tada netikėtai savo pradėjau paėmęs senus telefonus žiūrėti, ką aš esu fotografavęs, ir dažnai tos fotografijos buvo praradusios savo pirminį sumanimą, prasmę, ir nežinia, kodėl jos nufotografuotos, kam jos reikėjo, kai kur net neaišku vieta, kur fotografuota. Ir tuo pačiu metu labai keistai aš pradėjau atsiminti įvairias angliškas frazes. Ir keistumas tame, kad aš anglų kalbos gerai nemoku, bet tam tikros frazės anglų kalba išnirdavo ir kartodavosi atminty. Tai pradėjau aš tas fotografijas spausdinti polaroido techniką, kas vėl nurodo tą vienkartiškumą, kad tie vaizdai nufotografuoti ir daugiau nebenaudoti. Ir užsirašinėti tas frazes į savotišką eskizų sąsiuvinį, eskizų albumą, ką mes čia ir matome, kaip ta eskizų knygos išklotinė, tą savotišką pandemijos dienoraštį. Ir tie vaizdai, kaip minėjau, ir tekstai tarsi yra atsieti nuo pirminio konteksto, bet jie glūdi manyje viduje kaip išmokti dalykai. Ir jeigu pradėti nagrinėti kiekvieną atskirai, tai kiekvienas atskirai turi daugybę ten kultūrinių kodų. Pavyzdžiui, vienam darbe yra rašyta two espresso in separate cups. Ir tą frazę aš atsekiau, kad aš ją prisimenu iš Jim Jarmušo filmo Limits of Control, kuriame buvo toks pasikartojantis motyvas, kai žmogus užsakydavo 2 espresso atskiruose puodeliuose. Ir sakau, tada kiekvieno to darbo ta pati prasmių laukas, prasmių ir nuorodų kodų laukas įsiplečia, bet aš tai supratau, kad tai yra tik man asmeniškai, nes mes kiekvienas patirtį turim savo individualią ir išmoktus dalykus turime individualius. Tai žiūrovas yra visiškai laisvas interpretuoti pagal savo patirtį. Čia taip pat ir Džermušo, kai paklausė apie tą Limits of Control, sako, yra labai daug interpretacijų to filmo. Džermušas atsakė, kad ir visos jos teisingos. Tai šiuo atveju nėra kažkokio didaktiško nuorodo žiūrovui, kaip jis turėtų sujungti tuos tekstus ir vaizdus tarpusavyje ir kaip turėtų perskaityti parodą.